Sveiki, čia Čezarės ateljė. Šį kartą norėčiau parodyti, kokius markerius nusipirkau iš Pepko. Na ir kai kuriuos dar iš Vinted, nes pas mus nebuvo tiesiog. Čia pasiuvau tokią krepšelį jiems sudėti, nes tokio penalo neturėjau. Taigi, jie man visai patinka. Spalvos tikrai ryškios, tik tai mano kamera turbūt nerodo taip tikrų spalvų. Matot, spalvos šiek tiek skiriasi. Ar jie alkoholiniai, aš iš tikrųjų nežinau, ten parašyta nebuvo. Bet piešti jie tikrai tinkami. Už tokią kainą iš Pepko iš tikrųjų ir nesitikiu kažkokio stebuklo. Bet man tikrai jie visai geri. Šį mėnesį dar užsisakysiu iš Vinted 168 markerius, kurie tikrai bus alkoholiniai. Tik dabar neatsimenu pavadinimo jų. Čia šiek tiek yra netgi vienodų, nes kai pirkau iš Vinted, šiek tiek susidubliavo man. Bet čia turiu tiek, kiek aš galėjau rasti. Gal jų yra ir daugiau, bet pirkti jau, kiek mačiau, nebėra, išpirkti jau. Tačiau galima jų dar rasti Vinted. Prekiauja daugiausia Lenkijos pardavėjai. Aš būtent ir pirkau keletą iš Lenkijos. Na dabar turbūt kyla klausimas, kodėl į siuvimo ir siuvinėjimo kanalą aš sugalvojau dėti piešimo priemonės. Tai būtent dėl to, kad aš užsiimu ne vien siuvimu ir siuvinėjimu. Man patinka ir piešti labai. Lankau tapybos pamokas akrilu. Tad man patinka tikrai piešti. Čia ar piešiu šiam kanale tikrai abejoju, rodysiu piešinį. Galiu taip, tik tai parodyti piešinius, bet kad piešti su kamera neturiu stovo, kaip pastatyti savo planšetę. Ir tiesiog nemoku naudotis tiesiog tomis kamerų filmuotos medžiagos redagavimo programomis. Tad nemokėčiau pagreitinti įrašo. Tad galiu tik tai parodyti savo priemones, kurias naudoju piešimui. O ir piešinius parodyti, bet piešti tikrai su kamera nesiruošiu, nes su viena ranka negalėčiau piešti. Kaip sakiau, spalvos šiek tiek susidubliuoja, nes turėjau keletą.
vienodų. Daugiausiai iš mėlynos spalvos turiu vienodų. Bet spalvos tikrai ryškios. Tad galbūt į šitą kanalą kelsiu tikrai ne vien siuvimą, bet ir piešimą. Oi, šitas. Vienas buvo tiesiog čia kažkodėl nerašo vienas galiukas. Bet tai nieko tokio svarbu, ką rašo kitas. Taigi grįžtu prie temos, kad ne vien siuvimą kelsiu, bet ir piešimo priemonės. Taip pat galvoju, galbūt reikėtų įkelti knygų apžvalgų. Aš savo knygų apžvalgomis dalinuosi Instagrame, Goodreads. Bet gal galvoju nufilmuoti ir pakalbėti apie kiekvieną knygą ilgiau, negu kad prirašau Instagrame. Tai dar galvoju. Galbūt atsiras žmonių, kurie norės žiūrėti mano knygų apžvalgas, nes tikrai ir knygų daug skaitau. Ir šiaip visokios veiklos turiu. Taip pat esu rašytojas. Mano knygas galite rasti tame Goodreads ir pardavinėju Smashwords leidykloje. Taigi, popierinių knygų nesu išleidęs, nes tiesiog leidyklos tiesiog nenori leisti mano knygų, nes mano knygos tokios nišinės apie LGBT žmonės ir rašau meilės romanus. Taigi, bent jau Smashwords galiu išleisti knygas be jokios cenzūros. Taigi pagalvosiu ir galbūt padarysiu apžvalgą kokios nors knygos, kurią nesenai perskaičiau. O markerius jau baigiu parodyti spalvas. Gaila, kad kamera nerodo taip kaip, štai ir viskas. Gaila, kad kamera nerodo realių spalvų, bet kaip matote, pasirinkimas spalvų tikrai yra nemažas. Galima ką nors piešti. Tad kaip aš vertinu Pepco markerius, vidutiniškai. Jie man patinka, tačiau, nėra kažkokie tobuli. Ačiū, kad žiūrėjot mano video. Laukiu patiktukų ir pasekite mane visą.